SEO patarimai ir apžvalgos. 4 dalis. Sveiki, su jumis Martynas Jokubauskas. Šiandien pradedu 4 SEO patarimų ir apžvalgų seriją, kurioje aptarsiu 2 temas. Pirma, pratęsiu jau pirmoje dalyje užsimintą temą apie SEO ribas ir kaip jas galima pritaikyti norint išmesti nepatikusias interneto svetaines iš paieškos rezultatų, bent jau teoriškai. Antra tema apie interneto autoritetus ir jų panaudojimą savo SEO marketingo strategijoje. Prieš pradėdamas norėčiau priminti, kad niekas nežino Google algoritmo, atgalinės nuorodos tiesiogiai veikia jūsų rezultatus paieškoje, nėra veiksmo be pasiekmės, prieš pradėdami atlikti nežinomus SEO veiksmus konsultuokite su SEO profesionalais ir prieš pradėdamas 4 dalį noriu įspėti, nei aš asmeniškai, nei SEO tyrimai LT neprisiema atsakomybės už šiame video išdėstytos medžiagos žalą jūsų svetainėms. Tai yra mokomoji medžiaga, kurios taikyti mes nesiūlome ir patys netaikome. Išdėstyta informacija yra tik teorinė. Pradėsiu nuo to, kad teoriškai išmesti puslapį iš Google paieškos be galimybės valdyti patį domeną ir jos turinį yra neįmanoma. Tačiau žinome faktą, kad netinkamai atliekant išorinį optimizavimą svetainė gali būti išmesta iš Google indekso arba pakliūti į taip vadinamą smėlio dėžę. Atrodo viskas paprasta. Su konkurentų puslapiais darote viską, kas netinkama, gaunate rezultatą. Bet ar tai tikrai tiesa? Čia pateiksiu teorinius pasvarstymus, kurie logiškai gaunami iš teiginių, ko reikia vengti, natūraliai arba baltai optimizuojant interneto svetaines. Pradėsiu nuo atgalinių nuorodų pirkimo. Kaip ir minėjau, kiekvienoje SEO apžvalgų serijoje atgalinės nuorodos veikia svetainės reitingus paieškoje tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Trečioje dalyje kalbėjau apie atgalinių nuorodų pirkimo ribas. Vėlgi, tik teorinės. Tačiau jei žiūrėti į baltojo SEO rekomendacijas nepirkti nuorodų dideliais kiekiais ir per trumpą laiką, tai norint, kad svetainė būtų išmesta, tai reikia tai daryti. Bet Google turi saugiklius ir šioje vietoje. Pradžioje pagalvokime, koksgi puslapis gali jums neįtikti. Dažniausiai tai būna straipsnis, komentaras ar koks kitoks turinys, neigiamai veikiantis jūsų veiklos reputaciją ir patalpintas svetainėje, kurios jūs negalite valdyti. Prieš atliekant bet kokius veiksmus reikėtų įsitikinti, ar domenas, kuriame patalpintas turinys, nėra rinkos autoritetas. Apie tai, kaip paskirti autoritetus ir kas jie tokie, kalbėsiu šiek tiek vėliau. Jei tinklapis nėra rinkos autoritetas, vadinasi neprotingas papildomų nuorodų atsiradimas gali kenkti šio tinklapio reitingams. Tačiau reikia turėti mintise tai, kad puslapio išmetimas iš paieškos gali kainuoti brangiau nei jo iškėlimas, nes čia reikia persistengti, o galutinis rezultatas yra nežinomas. Atliekami veiksmai gali ir iškelti norimą išmesti puslapį iš paieškos rezultatų, tad vietoj pakenkimo galite padaryti kažkam meškos paslaugą. Geriausia puslapio išmetimo iš Google strategiją galima sudaryti analizuojant daugumą Google išmetimo istorijų, kokie veiksmai buvo daromi ir kaip tuos veiksmus galite pakartoti su netinkamais puslapiais. Tačiau kiek teko analizuoti įvairių atvejų, be vidinio optimizavimo veiksmų, išorinio optimizavimo veiksmai gali neduoti jokio rezultato. Taigi, teigiamas rezultatas kaip ir neigiamas gali būti pasiektas optimizuojant abi svetainės pusės. Atliekant įprastus optimizavimo veiksmus ir perkant nuorodas, reikia užtikrinti, kad jos ilgą laiką išliks tose pačiose vietose. O norint panaikinti svetainės iš paieškos rezultatų, nuorodas galima pirkti vos mėnesiui ar kelioms savaitėms. Svarbu, kad jos vėliau būtų panaikintos ir tai aiškiai pastebėtų Google. Galima netgi pakartojimus tokius pačius padaryti pirkimų. Panagrinėkime kitą temą. Kaip žinome, Google Analytics statistika įdiegta beveik visose svetainėse. Reiškia, Google žino, kaip elgėsi lankytojai atitinkamoje svetainėje, taip pat žino, kokia buvo svetainės lankomumo istorija. Iš to galima daryti išvadą, kad jei lankytojų elgesys įtakoja reitingus paieškoje, vadinasi netinkamas lankomumo sukėlimas, gali kenkti šiems reitingams. Yra daugybė svetainių, kurios sukelia svetainės lankytojų srautą, o šie lankytojai gali iškreipti tokius lankomumo parametrus kaip lankytojo atšaukimo lygis, tai yra bounce rate, vidutiniškai praleidžiamas puslapyje laikas, tai yra average time, vieno lankytojo puslapio atvertimo vidurkis ir kitus parametrus. Nekokybiškas lankytojų srautas, kaip ir kokybiškas, kainuoja. O tam, kad pasijaustų šios kokybės iškraipimai, būtinas 10-15 kartų didesnis srautas nei įprastai. Rezultatai gali pasijausti tik po 2-5 mėnesių, bet per visą tą laikotarpį lankomumas turi šokinėti ir skirtumai turi būti milžiniški. Dar kartą primenu, čia kalbu tik teoriškai.
Dar vienas būdas sukurti autoritetus, iš kurių svetainė gauna kokybiškas nuorodas, o vėliau tuos autoritetus paversti niekiniais. Šiuo atveju atgalinės nuorodos taps kenkėjiškomis ir tai gali paveikti reitingus. Visi kiti man žinomi metodai yra susijęs su vidiniu svetainės optimizavimu. Todėl jų panaudojimas kenkiant kitų svetainių reitingams yra iš principo neįmanomas, nepažeidžiant bendrų teisinių taisyklių. Būtų įdomu išgirsti jūsų žiūrovai žinomus metodus, kokiu būdu išoriniai veiksmai, kuriuos galima atlikti legaliai, gali pakenkti svetainės reitingams. O dabar pereikime prie kitos temos. Tai interneto autoritetų ir jų panaudojimo savo SEO marketingo strategijoje. Kaip žinote, vienos svetainės reitingavimas Google paieškos rezultatų pirmame dešimtuke užima vos vieną poziciją. Todėl vartotojui, kuris naudojasi paiešką, tikimybė paspausti ant būtent jūsų rezultato yra 1 iš 10. Be abejo, yra statistika, kiek vartotojų spaudžia ant pirmos ir antros pozicijos ir kiek paspaudimų susilaukia tolimesnėse pozicijose esantis rezultatai. Tačiau dabar kalbėsiu apie kitą dalyką. Tai yra, kokiomis priemonėmis jūs galite dominuoti paieškos rezultatų top 10. Jei esate girdėję tokius terminus kaip butterfly marketing, tai yra drugio efekto marketingas, arba domination in search engines, dominavimas paieškos sistemose, tikrai suprasite, apie ką kalbu. Drugio efekto marketingo principas yra tas, kad jūs sukuriate 10 skirtingų svetainių apie tą patį objektą. Visas turinys ir svetainės turi būti unikalios ir kažkiek prieštaraujančios viena kitai. Taip pat šio marketingo strategijos tikslas yra bet kokiomis priemonėmis priversti vartotoją įsigyti produktą. Kelios iš sukurtų svetainių atrodys kaip bandančios apsaugoti vartotoją nuo apgaulės, tačiau įsigilinusi turinį, jos tik dar labiau privers vartotoją ieškoti papildomos informacijos arba įsigyti produktą. Geriausias pavyzdys yra, jei į Google paiešką įvesite žodį butterfly marketing. Rezultatuose rasite domeną, kuris skelbia, neva ši marketingo rūšis yra apgaulė. Taigi visų pirma, jūs apsilankysite šioje svetainėje, persiskaitysite pateiktą turinį ir galutinėme etape jūs vis tiek įsigysite produktą. Taigi drugio efekto marketingo esmė – dominuoti paieškos sistemų rezultatuose pagal specifinę raktinę frazę su daugeliu jums patiems priklausančių domenų ar svetainių. Tačiau daugelis turbūt jau susimąstėte. Jei vieną svetainę pagal raktinę frazę iškelti į paieškos topus užima tiek daug laiko, tai dirbant su 10 svetainių tai padaryti tiesiog neįmanoma, arba optimizavimo proceso kaina išaugs daug kartų. Ir čia aš jums patvirtinsiu, kad jūs esate teisūs. Tačiau nėra padėties be išeities. Todėl norėčiau grįžti prie šiandienos temos – interneto autoritetai ir paaiškinti, kaip jie susiję su prieš tai nupasakota strategija. Pradėkime nuo to, kasgi yra tie interneto autoritetai. Interneto autoritetas tai populiari svetainė, kurią pastoviai lanko tie patys lankytojai ir jos populiarumas augo ir išsilaikė per tam tikrą laiką. Tai reiškia, kad turinys esantis šioje svetainėje pastoviai atsinaujino ir buvo įdomus vartotojams. Kitu atveju ši svetainė negalėjo tapti populiaria. Kaip matote, autoritetas susijęs su populiarumu, pastoviu šviežumu, lankomumu ir pastoviu augimu per laiko tarpą. Kur slypi tapimo autoritetų paslaptis? Visų pirma, turinio kiekyje ir jo pastoviame atsinaujinime. Kaip autoritetams pavyksta jį pasiekti? Jie perduoda šį darbą savo lankytojams. Juk populiarumą sukuria žmonės, tai kodėl tiems patiems žmonėms neleisti kurti ir turinio? Visi interneto autoritetai yra autoritetais tik dėl to, kad leidžia savo turinį kurti savo vartotojams. Skaidrėje pateikiu kelis populiariausius interneto autoritetus, iš kurių dauguma tikrai yra žinomi ir jums. Dabar atsakykite į klausimą. Ar nors viename iš šių autoritetingų portalų esate sukūrę papildomą turinį? O ar jums už tai sumokėjo? Tikrai ne. Nebent kažkas paprašė už juos sukurti, tarkim, Facebook fanų puslapį ar YouTube filmuką ir jūs už tai paėmėt mokestį. O dabar panagrinėkime, kaipgi šiuos autoritetus galime įtraukti į savo verslo paieškos sistemų marketingo strategiją. Visų pirma, apie autoritetus reikia žinoti vieną pagrindinį dalyką. Jiems yra taikomos kitokios sąlygos reitinguojant puslapius paieškos sistemose. Pamenate, pirmoje SEO apžvalgų serijoje minėjau, kad svetainės autoritetas sudaro procentiškai didžiausią dalį reitinguojant svetainę paieškoje. Domeno autoritetas persiduoda visiems jo puslapiams. Todėl tai suteikia tam tikrus privalumus. Tarkim, jūsų svetainė jau reitinguojasi pagal svarbiausią rinkos raktinę frazę paieškoje. Kodėlgi į 10-tuką neįtraukti dar vieno interneto šaltinio, kuris pateiktų jums naudingą informaciją? Pavyzdžiui, tokiu pačiu pavadinimu kaip pagrindinė raktinė frazė sukurkite Facebook fanų puslapį. Surinkite atitinkamą fanų skaičių,
Pakeiskite fanų puslapio URL adresą, kad jame būtų panaudota būtent optimizuojama raktinė frazė, sukurkite papildomo turinio ir jau turėsite atitinkamą puslapį reitingavimui paieškoje. Kai susitvarkite su autoritetingo puslapio vidumi, reikia pradėti išorinį šio puslapio optimizavimą. Tai yra atgalinių nuorodų rinkimą, registravimą įvairiose tinklapių direktorijose ir panašiai. Kas įdomiausia su autoritetingais puslapiais, jų negali paveikti per greitas atgalinių nuorodų rinkimas. Juk pačio domeno lankomumas niekada nebus mažesnis, nei jūs sukursite nuorodų. Kad ir per savaitę sukurtumėt 5000 nuorodų į savo fanų puslapį Facebook'e, pačiam Facebook'ui tai niekaip nepakenks. O ir fanų puslapis tik iškils paieškoje pagal reikiamą raktinę frazę. O dabar įsivaizduokite, kaip pakartojate tuos pačius veiksmus su visais interneto autoritetais. Rezultatas priklauso tik nuo jūsų pačių veiksmų. Pasitelkę autoritetus, Google Top 10-ukose gali turėti net visas 10 pozicijų, jei tinkamai padirbėsite su autoritetingų svetainių puslapiais, kurių turinį galite patys ir valdyti. Tad paskubėkite rezervuoti savo nekilnojamą turtą internete. Štai ir 4-osios SEO patarimų ir apžvalgų dalies pabaiga. Lauksiu jūsų komentarų prie šio video, tikiuosi praleistas laikas buvo naudingas ir jei jums patiko išgirsta informacija, tiesiog prašau palaikinti, papliusinti ar pasidalinti šiuo įrašu su draugais ir kolegomis. Ir trumpai pristatysiu, kągi matysite 5-oje SEO procesų patarimų ir apžvalgų dalyje. Nagrinėsiu Google PageRank parametrą, jo įtaką rezultatam ir kaip reikia didinti šį parametrą. Ir be abejo atsakysiu jūsų dažniausiai užduodamus klausimus gautus elektroniniu paštu. Taigi, kitas video įrašas pasirodys po 2 savaičių, tai yra spalio 19 dieną. Jei norite, kad atsiųsčiau jums priminimą, kai tik bus išleistas naujasis video, tiesiog nurodykite savo vardą ir elektroninio pašto adresą formoje kažkur šiame puslapyje arba adresu SEOoptimizacija.lt. Taip pat galite siūlyti savo temas kitoms SEO apžvalgų dalims. Čia pateikiu šaltinius, kuriais naudojausi kurdama šią prezentaciją. Ir lauksiu jūsų elektroninių laiškų su klausimais adresu martynas@seotyrimai.lt. Iki susitikimo po poros savaičių.